Juose galėtume sakyti susitinka keturios istorijos. Pirmiausia, tai atlaidais švenčiame mergelės Marijos aplankymą, prisimename ją, kuri tik pradėjusi sūnų bėga aplankyti giminaitės Elžbietos, pasidžiaugti tuo džiaugsmu ir pasidalinti motinišką širdžią. Taip pat šiandien 400 metų parapijos istorijos šventė. Šiandien taip pat stebuklingojo Dievo motinos paveikslo istorijos priminimas. Ir šiandien susitinka mūsų pačių istorija šioje vietoje, kurie iš jūsų čia esate gimę, augę, kurie atvykstate kaip savo šeimos, bičiulių ir draugų aplankymui, kai kurie turite sąsajas su šia vieta, nes jūsų artimieji palaidoti. Visi, kiekvienas turime už ką padėkoti gerajam Viešpačiui, kuris veikia žmonijos istorijoje ir audžia ją savo, sakytume, istorijos staklėmis kaip raštą, kurį vėliau galime jau iš laiko perspektyvos apžiūrėti kaip tą juostą, kaip kelią nutiestą per istoriją. Prieš 400 metų, 1626-aisiais, brolius Gabrielius ir Kristupas Pierozorai pastatė čia pirmąją medinę bažnyčią. Prie šios statybos prisidėjo ir Vilniaus katedros kanauninkas Jonas Jelezaras. Tačiau jis padovanojo ne tik lėšų, bet taip pat padovanojo tai, kas netrukus tapo šios parapijos širdimi - švenčiausios mergelės Marijos su kūdikiu paveikslą. Turbūt tada niekas negalėjo numatyti, kad šis paveikslas taps kelių šimtmečių tikėjimo liudijimu, kad prie jo glaubsis ištisos kartos, kad žmonės ieškos paguodos ir mergelės Marijos užtarimo prašys per įvairius išbandymo laikus, suspaudimus, kad čia žmonės atneš savo ligas, džiaugsmus, padėkas, ašaras. Kad vieną dieną jis bus vadinamas stebuklingu. Netrukus atėjo ir pirmasis didelis išbandymas. Per Šiaurės karą bažnyčia sudegė. Atrodė, kad viskas baigta. Tačiau senoji tradicija pasakoja apie nepaprastą įvykį. Kai priešai pasitraukė, Dievo motinos paveikslas buvo rastas ne ugnyje, bet pakabintas medyje. Pats paveikslas liko sveikas, tik jo rėmai buvo apdegę. Šis pasakojimas gal ne visiems atrodo vienodai svarbus istoriniu požiūriu, bet tai buvo labai galingas simbolis. Paveikslas grįžo į bažnyčią, tiesa buvo nutarta palikti jį apdegusiais rėmais, kad priminti tą stebuklą, kad ugnis nesulaikina to, ką sustabdo Dievo ranka. Tas apdegęs rėmas taip pat priminė ir skausmą, ištikusi šį mūsų kraštą ir šią vietą. Kai 1742 metais Baltramiejaus Pokoševskio rūpesčiu buvo pastatyta nauja bažnyčia, šis stebuklingasis paveikslas buvo pagarbintas didžiajame altoriuje su šiais rėmais, perkeltas iškilmingai didįjį altorių, o tie rėmai ilgus metus priminė ne tik karo siaubą, bet ir Dievo motinos globą. Jis tapo gyvų parapijos atminties ženklu. Kiekvienas įėjęs į bažnyčią matė ne tik gražų paveikslą, bet ir Dievo ištikimybės liudijimą. Vėlesni dokumentai leidžia mums tarsi praverti monumentinės bažnyčios duris. 1796 metų vizitacijoje skaitome, kad didžiajame altoriuje buvo garsus malonėmis švenčiausios mergelės Marijos paveikslas. Trumpa frazė, bet primena apie didelius dalykus vykusius
čia. Jau 18 amžiaus pabaigoje žmonės gerai žinojo, kad pagiriuose yra vieta, kur ypatingai meldžiamasi į Dievo motiną. Ta patvirtina ir tai, ką vizitatorius surašė toliau. Prie paveikslo buvo gausybė padėkos ženklų. Sidabru paauksuotas aptaisas, brangakmeniais puošta karūna, sidabriniais kryželiais, auskarais ir topazais, votais, karoliais, herbais, sidabrinėmis lentelėmis papuoštas priminė, kad čia ne bažnyčios turtų demonstravimas, bet atsakytos maldos, vykę stebuklai, žmonių padėkos ženklai, išklausytos maldos pėdsakas. Jų vardų nebežinom, bet dėkingumas, kuris lydėjo šimtmečius Dievo motinos paveikslą, besimeldžiančius, prie jo paveikslo besimeldžiančių žmonės išliko. Dar daugiau. Yra išlikusių žinių, kad 1794 metais buvo surašytas ir liudijimas apie stebuklą ir stebuklus vykusius prie šio paveikslo. Vadinasi, tai nebuvo vien vietinių žmonių pamaldumas. Pagarių Dievo motina jau buvo žinoma platesnėme krašte. Neatsitiktinai 19 amžiaus autoriai aprašė stebuklingus Marijos stebuklus Lietuvoje ir Lenkijoje mini ir pagirius. Aprašyti paveikslai būtent liudija ir apie šią vietą. Tėvas Vaclovas Kapucinas 1902 metais primena apie šį paveikslą jau 17 amžiuje. Buvusi kaip traukos vieta, kaip žmonių maldos išraiška. Taigi, paveikslas yra viena pagirių istorija, išgyvenusi išbandymus. Tačiau yra bažnyčia, kuri 1876 metais Klebono Juozapo Šimkevičiaus pastatyta 3 narų, nauja, su didžiuoju altoriumi, kur buvo perkeltas šis paveikslas. Pasikeitus bažnyčiai, paveikslas toliau išliko ir toliau išliko žmonių meilė Dievui ir Viešpaties motinai. Ir tada atėjo dar vienas skaudus smūgis. 1944 metų vasarą frontui ritantis per Lietuvą degė visas miestelis. Sudegė ir bažnyčia. Šį kartą kartu su ja dingo ir šimtmečius garbintas stebuklingasis paveikslas. Jeigu po Šiaurės karo jis buvo stebuklingai išgelbėtas, tai Antrojo pasaulinio karos liepsnos jį pasiglemžė. Galėtume sakyti, istorija baigėsi. Tačiau vis dėlto žmonių meilė išliko, parapija neišnyko. Toliau žmonės meldėsi, nepasidavė, įrengė bažnyčią buvusiame malūne ir malda nenustojo. Šventos mišios čia buvo aukojamos, čia buvo krikštijami vaikai, čia vyko santuokos, buvo išlydimi žmonės į amžinybę. Bažnyčia gyveno toliau, kaip tas švyturys tamsiais, gūdžiais sovietmečio metais, priminęs, kad Dievas arti, kad jis nepasitraukė. Ir nors ištinka žmonija dramos, Dievas lieka ištikimas. Jis ateina į mūsų tarpą kaip tas, kuris nugali pasaulį. Ne jėga, bet meilė. Štai šiandienos Zacharijo pranašo knygoje skaitėme, kad jis ateina kaip nuolankus kunigaikštis, joja ant asilo. Jis ne jėga, ne ginklais, ne kariuomenės smarkumu, bet širdies platuma, šiluma ir savo žodžiu perkeičia pasaulio istoriją. Ja perkeitė ir čia, mūsų tėvynėje Lietuvoje. Kiek čia buvo įvairiausių suspaudimų, kiek čia buvo okupacijos, visa tai dingo, visa tai pranyko, Viešpats liko.
nes jis ištikimas, jo meilė tveria per amžius. Labai gražu, brangieji, šiandien prisiminti ir Dievui dėkoti, kad tai, kas atrodo prarasta, visada išlieka tvirta ir amžina, jeigu žmogus gyvena Dievo akivaizdoje, jeigu jisai puoselė tas dvasinės vertybės, apie kurias kalba antrasis skaitinys, negyventi tik kūnu, bet gyventi dvasia, nes ta dvasia mus prikels amžinybei. Ta amžinybės dvasia, kurią dovanoja Viešpats, jinai tampa amžinojo išganymo laidu mums, kurie priimam šitą šventą dvasią, kai draugė susirenkame melstis ir sakom, ateik šventoji dvasia, kai priimame Eucharistiją, kai laikomės Viešpaties įsakymų, jo dvasia gyvena mumyse. Ir jeigu mums ateina negandų, išbandymo dienos, mes žinome, kur kreiptis. Štai dėl ko Evangelija sako, ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu. Visi brangiai mes turim kažkokį prislėgtumą. Čia nėra dangus, jau visi esam pastebėję. Tai to, tai trūksta, tai tas, tai anas nesiseka. Bet kas svarbiausia, tai ištikimybė ir troškimas Viešpačiui, savo Dievui, tarnauti, jam dėmesį dovanoti, jam laiko skirti, jam maldą sukalbėti, pagaliau jam širdį atiduoti. Štai tokia mūsų yra krikščionių misija. Viešpatie, mes tavo rankomis, atsiduodami tavo mylintį glėbį, matome Dievo motinos pavyzdį, kaip ji, lankydama Elžbietą, sušuko, mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju. Taigi Dievo šlovinimas arba malda yra susijusi su džiaugsmu. Džiaugsmu mes patys savo negalim įsikalbėti, džiaugsmas yra Dievo dovana. Taigi, brangieji, ir šiandien šią priežastimi susirinkome šioj gražioj Viešpaties vietoj, Pagirių bažnyčioj, dėkoti ir pagarbinti Viešpatį. Nežinom, kad jis guodžia širdį, jis sustiprina žmogaus dvasią, jis neša mus per gyvenimą į tą amžinybės uostą, kuriame visi drauge susitiksime, tikimės, kadangi turim galingą pažadą, kas tiki mane, nors ir numirtų bus gyvas. Taigi, brangieji, gražiausias paminklas, kuris yra istorijoje ir ateities kartom, nėra nei restauruota bažnyčia ar paveikslas. Gražiausias paminklas, jei po 100 metų čia vaikai bus mokomi melstis, šeimos rinksis sekmadienio mišioms, o pavargęs žmogus įėjęs į šią bažnyčią išgirs tuos pačius Kristaus žodžius. Ateik pas mane, aš tave atgaivinsiu. Tada Pagirių parapijos istorija nesibaigs, ji tęsis, nes ją rašo žmonės, mylintys Dievą, ją rašo Dievo malonė, kaip ir šiandien teberašo mūsų širdis. Amen.